Na štai, turime jau 500 km per tuos, tiksliai kiek čia rodo, 585. Kas per tos 500 km atsitiko? Ogi nieko, spynelė susitvarkė, atšokinėja, nebestringa. Dėl stabdžių kaladėlių, tai kaip po 100 km pasidarė jos tokias silpnos, taip ir liko. Dabar daugiau stabdau su priekiu. Daugiau kaip ir viskas. Sekantis bus prie 1000. Gal dar pastebėjimas, kažkas pasikeitė su sėdynė. Pasidarė lygtai minkštesnė. Ar susisėdėjo, ar dar kažkas tai tokio. Ir viskas. Eksploatuojam toliau. Pastebėjimas, kad kai pravažiuoju pirmus 20 km, jau vėl toliau važiuojant krenta greitis, jau jisai netaip greitai išsibėgėja. Tai faktiškai, jeigu pavažiavai 10-20 km, sustoji, yra galimybė krauni, kad visados būtų pakrautas ir maksimaliai pakrautas, tada maksimaliai smagiai važiuos. Tiesiog nelaukti, kada jau ant minimumo ir tada krauti. Nes